šioks toks papildomas prašymas, paaiškinimas visiems tiems, kurie pageidaujate įsigyti mano knygučių, kurias siunčiu, sakykime. Susisiekti su manim geriausia ir užtikrintai bus, kad aš apie jūsų kokį nors ten pageidavimą sužinosiu, nurodytų elektroniniu paštu, kuris nurodytas kiekvieno vaizdainio aprašo apačioje. Ne per messengerį, ne telefonu, ne telegramų, bet elektroniniu paštu. Kaip ir nurodyta tose reklaminiuose vaizdainiukuose apie knygutę, kur aš siunčiu. Geriausia, kad jūs tam elektroniniam laiške, kuriame kreipiatės į mane, ir nurodytumėte taip vadinamus adresus, kur ir kam konkrečiai siųsti. Ne pranešimuose apie mainų ataskaitas ten kito žmogaus, kurio paslaugomis naudojusi, bet man, nes tas žmogus jis nemato tam telefone, kas ten parašė, koks tas adresas yra. Jis tik patį faktą mato, kad ten mainai įvykė. Taigi rašykit man, kur ir kam siūstų. Tokiem, kad aš galėčiau ant tų vokų užrašyti ir išsiųsti, naudodamasis taip vadinamo pašto paslaugomis. Tai va, taip trumpai, tikiuosi, kad, supratot. Na, o tiems, kas nesuprato, apie ką čia buvo, nes pasitaiko tokių, kurie pirmą kartą žiūri mano kanalą, pirmą vaizdainį ir neįsikerta jas. Dar sykį primenu ir pareklamuoju, kad turiu aš savo pasakų knygelę, kurią pats parašiau, autorinę pasaką, vadinasi Pamestinukė. Klasikiniu stiliumi, klasikinė knygelė, su tikromis čia išdėstytomis žmogiškomis vertybėmis, kaip jau kartojusiu, ant kurių jūs savo mažuosius auginsit, kaip sakant, kad jų ta pasaulėžiūra nebūtų kreiva, kai tiesus pagrindas yra, ką aš ir nors subjektyviai sakau, bet ta knygelė yra kaip tiesus pagrindas, ant kurio auginsit. Tai kai tiesus pagrindas, tai ta svajonių pilis, kurią jūsų sūnus, dukteris, anūkai ten statys ir bus tiesiai, sakykime. Tai turiu aš tokią dar knygelę, dar jau liko, virš 100 liko, kas norit, dovanų, kažkam, sakau, savo ainiams ten. Savo patiems, nes čia tinka ir suaugusiems šitą knygelę. Čia turinys tinka ir suaugusiems. Ir nuo pat tų, kurie tik išmoko skaityti, tinka ir tiems, iki pat tų, kurie dar neužmiršo ir netingi skaityti, tinka. Netgi tinka tiems mažiukams, kurie nemoka dar skaityti. Tai va, tėveliai ten, močiutės, seneliai, mamytės gali perskaityti, vyresniai broliai, seserys gali perskaityti šitą pasaką ir tikrai bus įdomu. Ką čia anonsuoti, koks blogas nelietuviškas žodis. Yra tokia detektyvinė istorija su gan įdomia pabaiga išrišimu. Tai yra dar virš 100, kreipkitės, jeigu norit, kad prieš šventes jūs pasiektų, tai kreipkitės dabar, netemkite naktį, kaip sakant, netemkite į šventes, kad aš spėčiau jums įdėti į vokus ir išsiųsti vadinamų paštu, nes paštas čia vietinis. Šeštadienį, sekmadienį, pirmadienį jisai nedirba, atsidaro antradieniais, tik tai paskui aš pats galiu būti užsiėmęs, neturėti laiko, tiesiog fiziškai neturėti laiko ir tos knygelės, kurias jūs užsakėt, vėliau pasieks jūs po to, kai jūs, po švenčių, po progų, kai jums geriausia būtų įteikti jas tam, kam jūs norite įteikti. Tai va, tiek tos reklamos.